Labadiena, esu kineziterapeutas Raimondas ir pradėsime apšiliminę dalį. Tai apšilimas stosime ant vienos kojos ir rankų judesiai į šonus. Menčių judesys artyn stuburą ir nuo stuburo. Viena koja atraminė, laikys mūsų pusiausvyrą svorį, kita koja 90 laipsnių kampu sulenkta per klubą ir per kelio sąnarį. Ir pečių atvedimas į pečių sritis judės ir mobilumo pratimas gaunasi pečių sričiai. Tai atsisuksiu šonu, kad geriau irgi matytųsi. Svoris išlaikomas ant vienos kojos, kita koja 90 laipsnių kampu ir daromas rankų atvedimas ir suvedimas į priekį. Gerai, paskutiniai keli pakartojimai. Ir pakeisime koją, atsistosime ant kitos kojos ir darysime judesį rankos vieną virš galvos, kitą link sėdmens. Viskas taip pat, stovim kojas sulenkta 90 laipsnių kampu ir atliekamas judesys virš galvos ir link sėdmens. Tai pratimas pečių mobilumui, koja 90 laipsnių kampu, tai laiko mūsų pusiausvyrą. Tai visas rytis apimtas, tokias pusiausvyrą, mobilumas ir kitos kojas išlaikymas. Tai gerai, keli paskutiniai pakartojimai darome. Pečiai neturėtų būti sukelti, neutralioje pozicijoje ir laikas. Atsistosime ties kilimėliu ir darysime kojos pakelimus. Viena koja lenkiasi, kita pasistebia ant čiurnos ir einame per kilimėlį. Ir atgal lygiai taip pat. Žygiuojame, koja sulenkta ir kita pasistebia. Ir vėl į priekį. Jeigu norim, dar galim prijungti ir rankų judesius. Stenkimės koją keldami pakelti iki 90 laipsnių kampo. Ir taip žygiuojam pirmyn ir atgal. Gerai. Darysime įtupstą su rotacija į galinės kojos pusę. Pargrįšime į pradinę poziciją, kita koja priekį ir įtupsto paigoje daromas pasisukimas į galinę koją. Rankos ant klubo, įtupstas, sukamės ir grįžtame. Pakeičiam kojas, sukimasis ir grįžtam atgal į pradinę padėtį. Įtupstas, pasisukam ir grįžtam. Dar kelis pakartojimus padarysime ir grįžtam. Ir paskutinis kartas, pasisukam ir grįžtame. Atlikome įtupstus, dabar darysim šoninius įtupstus. Tai lenksimės maksimaliai ant vienos kojos, grįžtame į pradinę padėtį ir lenkiamės ant kitos kojos. Neturėtumėm labai pasvirti į priekį, o stengtis išsilaikyti vienoje linijoje ir darome įtupstai. Turėtumėm truputėlį pajusti keturgalvį raumenį, tempimą per vidinį šlaunies paviršių, tą kuri koja tiesi gaunasi. Ir darome įtupstą į šonus. Svoris turėtų būti perkeliamas ant tos kojos, kuri yra sulenkta. Ir judam į vieną pusę ir į kitą pusę. Darome kelis paskutinius pakartojimus. Ir atsistosime tiesiai. Sulenktą kojytę atvesime šonu ir pastatysim. Grąžinsime per priekį ir vėl atvedam
ir pastatom. Ir vėl per priekį. Kojas atvedimas truputėlį klubo mobilumui ir pastatome. Stenkimės neperkreipti kažkaip klubą, o išlaikyti dubenį ir pastatom. Ir pastatom. Pakeisime koją, pakeliam, atvedam ir pastatom. Pakeliam ir į priekį judesys. Atgal ir į priekį. Ir dar kartelį atgal ir į priekį. Atgal ir į priekį. Gerai. Truputėlį pritūpsime ant pirštų galų ir darysim tokį į vieną šoną, į kitą šoną. Į vieną šoną, pritraukiam koją ir į kitą šoną. Truputėlį išlaikom pritūpimą ir stengiamės eiti ant pirštų galų. Ir atgal lygiai taip pat. Vienas kojas atrama, kita pritraukiama koja. Traukiam ir judam per kilimėlį. Kojas pritūpusias, keturgalvis raumuo dirba. Ir judam nedideliais žingsniukais. Kojytę stengiamės išlaikyti, kad kūnas nepasidėtų. Ir judam pirmyn ir atgal. Nedideliais šoniniais judesiais. Paskutinis ėjimas atgal. Ir gerai. Pereisime į padėtį ant 4. Juosmeninė dalis neišlinkusi per juosmenį ir daromas priešingos rankos, priešingos kojos pakelimas. Nereiktų skubėti, svarbu maksimalią amplitudę pasiekti. Siekiam maksimaliai toli, juosmuo stabilus, pilvo siena aktyvi, neturėtų išlinkti juosmeninė dalis. Gerai, atsisėsime ant kulnų ir darysime tokį posūkinį judesį, pasiekti grindis už savęs, sėdint ant kulnų. Tai į vieną pusę, mėginam maksimaliai rankom pasiekti, kiek išeina, ir į kitą pusę. Jeigu kažkam nepavyksta ant kulnų atsisėsti, tai kojas truputėlį galim plačiau ir suktis. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir į vieną pusę ir į kitą pusę. Mėginam išjudinti juosmeninę dalį, kad apšiltų jinai. Gerai, atsigulsime ant pilvo. Galvytė visiškai padėta ant grindinio arba vasos pakelta. Ir darysime priešingą koją, kelsime priešingą ranką. Vienu metu kyla į ranką ir koja. Kai dirbs priekinis peties paviršius ir užpakalinis sėdmens raumuo. Gali būti, kad pasijus nugarytės paviršius, tai nugaros tiesiamieji raumenys įsijungia irgi į šitą darbą. Tai nieko baisaus, svarbu, kad neatsirastų skausmas, o tiesiog judesys daromas. Gerai, išliksime ant pilvo, rankos 90 laipsnių kampu ir kojos truputėlį plačiau, sukime į vieną pusę ir į kitą. Rankos išlieka sulenktos ir jau anksčiau.
Gerai. Paskutiniai keli pakartojimai. Ir pareisime į poziciją ant 4. Truputėlį kelius pakelsime nuo grindinio ir darysim priešingą ranką, priešingą koją, ėjimas. Ir atgal lygiai taip pat. Judam tolygiai. Juosmuo aktyvus, pilvas aktyvus. Ir priešinga ranka, priešinga koja juda pirmin. Gerai. Ir iš tos pačios pozicijos rankos ant kilimėlio, sėdmenys keliam, kulnai link žemės ir turėtumėm galvytę lenkti link krūtinės. Tai turim pajusti blauzdose tempimą ir pargrįžtam. Blauzdose tempimas ir pargrįžtam. Dar kartelį kartojam, blauzdose tempimas ir pargrįžtam. Keliamės ir pargrįžtam. Atsistosime. Rankos ant pakaušio. Kelsime vieną koją ir suksime su kita alkūne link keliuko. Tai turėtų pilvo įstrižiniai raumenys įsijungti į darbą ir automatiškai koją keliant įsijungs keturgalvis, šlaunies raumuo. Darom priešingus judesius. Nežinau kaip jūs, aš jau tikrai sušilau. Tai vėlgi labai tikiuosi, kad ir jums pavyko tai padaryti. Ir keli paskutiniai pakartojimai. Ir gerai. Ir rankų judesys maksimaliai ištiesus. Suksimės į vieną šoną ir grįšim atgal. Tada suksimės į kitą šoną ir grįšim atgal. Maksimaliai į vieną šoną ir atgal. Ir taip darome judesius. Rankytės turėtų būti pečių aukštyje, pečiai nesukelti, natūralioje būsenoje ir paskutiniai judesiai. Alkūnės ištiestos ir gerai. Tai apšiliminė dalis baigta ir perėsime į pagrindinę dalį. Na taigi atkeliavome į pagrindinę mankštos dalį, šioje dalyje priemonių nereikės. Iš karto, ką darysim, tai atsigulsim ant pilvo. Ant pilvo atsigulę, ištiesiam kojas, pilvą įtraukiam, bambą laikom pakeltą nuo kilimėlio, abi dvi rankos bus ištiestos virš galvos, kakta arba padėta ant žemės, arba jeigu nepatogu, šiek tiek tik kilstelkit galvą į viršų. Su viena ranka sieksim savo priešingą pėdą. Bandom ranką daryti labai didelį ratą, pasiekiu savo pėdą, ranką grąžinu ratą atgal ir keičiu. Vieną kart vieną ranką priešingą koją, kitą kart kitą. Kojas kelt kelio nereikia, reikia tiesiog palies pėdą ir grįžti, o ranką keliam kuo aukščiau, gerai, kuo didesnė amplitude. Važiuojam. Su iškvėpimu keliam, įkvepiam, grįžtam atgal. Ant pilvo atsigulus, į ką pagrindinius dalykus reikėtų atkreipti dėmesį, tai kad nugara neturi išsiriesti. Jūs šiuo metu keliat priešingą ranką ir koją, tai lyg ir dirba patinė nugaros dalis ir jinai turi dirbti. Viskas yra tvarkoj, tik svarbiausia smarkiai neišritinėti jos dar specialiai. Užtat labai aukštai galvos nekelkit, kas laikot pakėlę, šiaip jeigu patogu, padėkit kaktą tiesiog ant grindų. Su iškvėpimu vieną ranką siekiam priešingą koją, įkvepiam, grįžtam. Tai čia negana to, kad ranka ir mintė dirba labai tokį didelį darbą, ranka pečių juosta dirba, rotatoriai tokie pečių kartu ir duodat lengvą tokį tempimą šlaunies priekiniai dalį, kol pasiekėt savo pėdą. Galit su ranka šiek tiek paspausti, netgi pėdą sau link sėdmens. Dar 15 sekundžių tokie ratukai, darysim tokius 2 pratimus ant pilvo, trečias bus toksai judėjimo ant pilvo, dinaminis pratimas, tai čia toksai apšilimas šiek tiek pečių juostai. Paskutinis bus kartas, su viena ranka pasiekiu savo koją, grįžtam ir dabar rankas pasidėsim, kad jos atsidurtų jums prie pečių, alkūnės bus sulenktos.
Kakta vėl lieka padėta ant grindų, pečiai nuleisti nuo ausų. Lengvesnis variantas su viena koja slystu palei žemę ir bandau pasiekti savo alkūnę, slystu atgal ir keičiu. Tačiau kas galite, ir jeigu galite, iškart kelkit koją į viršų ir su keliu bandykit pasiekti savo alkūnę, taip darbindami savo sėdmens raumenis ir liemens raumenis. Tai su iškvepimu vieną koją, įkvepiam, grįžtam ir keičiam į kitą. Tai slidinėjant yra lengvesnis variantas, kas galit, kelkit nuo pat pradžių. Gerai, keliam ir bandom siekti savo alkūnę, grįžtam ir keičiam. Kelimo metu dirba ne tik tais, kad jūsų sėdmuo ir liemens kartu raumenis. Kai keliat koją, jūsų turi būti koja tiek slystant, lygiai tas pats. Jūsų klubas turi būti mobilus, kadangi jeigu nėra mobilumo, atkelti jie tiesiog bus neįmanoma. Tai galit pabandyti pradėti, pavyzdžiui, nuo atkelimo, matot, kad sunku, grįžkit prie slidinėjimo, gerai? Su iškvepimu vieną koją traukiam, įkvepiam, grįžtam ir keičiam į kitą. Dar 20 sekundžių. Tai čia ir klubai, ir liemuo dirba, ir klubo mobilumui kartu toks daugiapusiškas pratimas. Ir po paskutinį kartelį su viena ir su kita koja. Taip, ir rankos lieka vietoj, niekur nesikeičia. Jūs gulite ant pilvo, tai dabar iš karto rodau nuo dešinės kojas. Dešinę koją susilenkiam, kairę koją tiesa. Atkelsim tą dešinę koją ir jūs turite sukti ir traukti už nugaros. Taip atsisėdat, rankas stumiam į priekį, manom siekti savo priekio kojų, grįžtam atgal, atsigulam ant pilvo ir keičiam. Kairę koją sulenkiam, keliam ją aukštyn, atsisėdam ir siekiam priekį savo kojų. Taip ir keitinėjam. Atrodo gal ir sunku, bet žinokit, labai malonu ir tikrai yra labai lengva, dinaminis toksai pratimas. Tai jeigu dar vis žiūrit, jau bandykit pradėti, susigaudysit tą judesį, tikrai pamatysit. Nėra jisai sudėtingas ir tikrai yra malonus ganėtinai. Tai jūs šitoje vietoje, kai pradedat kelt koją ir lenkti koją atgal už nugaros, tempėt savo nugarą, tempėt savo klubą šiek tiek, o čia jau kaip Nerijus atsisėdė, pasvyrat į priekį, tempėt šlaunies priekinę dalį. Ir taip keitinėkit, viską darykit savo tempu, koja keliauja tokiu didelį amplitudę, keliat ją aukštyn, kelias atsiveria, svyrat į priekį, grįžtam ir keičiam. Dar tai pusę minutės. Jau jeigu kas buvot nepagavę judesį, jau dabar tikrai turit pagauti, jau jisai pamatėt jau, kad yra visai malonus ir tikrai nesudėtingas. 20 sekundžių liko, iškvepiam į priekį, įkvepiam, grįžtam ir su iškvepimu keičiamės į kitą pusę. Mums liko porą paskutinių kartų, niekur neskubėkit ir paskui mes stabtelsim atsisėdę iš karto. Ir paskutinį kartą padarę atsisėsit ir liksit atsisėdę, kaip jau ir pabaigsit judesį, gerai? Tai dabar, kurio koja atsisėdat, nėra skirtumo. Ta koja, kuri sulenkta, ją apsikabinkit prie savęs, kita koja lieka tiesi kaip ir buvo. Su tiesia koja atkeliam ją nuo žemės, padarom labai platų mostą į šoną, atkeliam ir prisitraukiam prie savęs. Stengiamės nesukumti, nugara tiesi, atkeliam, lik norit per labai aukštą kažkokį daiktą perkelti koją ir grįžti atgal. Stengiamės, pradėkit gerai daryti, stengiamės nenusileisti nugaros. Išsitieskit save, prisispauskit su krūtinė kuo arčiau kelio ir tada, žinau, kad nėra lengva, dirba labai smarkiai šlaunies priekinė dalis. Jeigu jaučiat, kad jums pradeda netgi mėšlungis traukti ties klubo priekio, visa šlaunies priekinė dalis. Tada mažesnę amplitudę kelkit, tikrai nepersistenkit ir kojų pirštus atpalaiduokit, nes dar būna blauzda, kai įsitempia, dar tą koją tiesesnę, dar labiau nori tada traukti. Kas kart galit vis nuleisti tą koją, padėti šoną, prisitraukti vėl. Čia darykit viską lėtai, ramiai. Šlaunies priekis, klubas, toksai klubinis asmens raumuo, čia smarkiai tikrai dirba. Deja, kartais ir juos reikia paaktyvuoti, žinau, kad nėra pats maloniausias pratimas. Tačiau viskas, keičiam kojas, apsikabinam kitą koją, vėl stengiamės išsitiesti, nugarą tiesi, su galva augam aukštyn, lyg kažkas temptų už virvutės, jumis į lubas ir vėl atveliam koją ir grįžtam. Pradėkit jau, jeigu dar nepradėjot, iškvepiam, atitraukiam, įkvepiam, grįžtam, pritraukiam. Iškvepiam, atitraukiam, įkvepiam, pritraukiam. Kuo sunkiau, toj sunkiausiai padėtyje pratimas, stenkitės išpūsti orą. Keliam koją tiek, kiek jums leidžia jūsų amplitudės ribose, gerai? 25 sekundės liko, jų vienodai ir palyginkit. Būna viena koja, pavyzdžiui, daug lengviau negu kita daryti, tai galbūt tos kojos šlaunies ta priekinė dalis gali būti silpnesnė. Visi mes turim vieną ranką tvirtesnę ir stipresnę, kita koja gali būti. Tai viskas yra natūralu. Galima su to koja duoti šiek tiek papildomai porą kartų ilgiau padarys silpnesnei. Paskutinis kartas.
Šaunuoliai, grįžtam ir atsigulsim iš karto nugaros. Ir kadangi paaktyvavom šlaunies priekinę dalį ir jinai įsitempia, dabar aktyvuosim šlaunies galinę dalį ir taip stengsime numušti priekinės dalies darbą. Tai ką darysim? Kojas ištiesim taip pusiau, ne pilnai ištieskit 45 laipsnių kampu, remiamės ant kulnų, rankas pasikeliam į viršų. Atkelsim dubenį nuo žemės ir čia tiesiog laikysim 45 sekundės. Kas nori sunkiau, su rankom taip pirmyn atgal mosikuosim labai įtemptom rankom. Gerai, tai bus du variantai, lengvesnis, sunkesnis. Tai pakeliam dubenį į viršų, 5 laipsnių kampu ir laikom. Kas galit, rankom skrendam, ne? Bet taip labai įtemptos rankos, tokios super įtemptos. Kojas dar kartelį kartoja nepilnai sulenktos prie sėdmenų, o tokia šiek tiek į priekį turi jausti šlaunų galinė dalis. Jeigu matot, kad labai jau įsitempia labai nemaloniai, arčiau kulnai savęs, gerai? Kvepuojam, kas daro su rankom taip intensyviai, skrendam su rankom, skrendam intensyviai. 20 sekundžių liko. Nugara nei kiek neturi jaustis. Turi jaustis šlaunų galinė dalis, blauzdos, liemuo, bet apatinė nugaros dalis turi būti visiškai saugiai. Jaučiasi nugara, kojos arčiau savęs, gerai? Paskutinės 5, 4, 3, 2, 1. Sulenkit kojas arčiau savęs, dubenį nuleiskit, rankas pasidėkit plačiai į šonus, kad būtų delnai sulubęs ir paridenkit kojas į vieną pusę, galvą pasukit į priešingą pusę ir pakeiskit. Kojas šiek tiek netgi plačiau negu pečių plotis, tai kad būtų kojas palei kilimėlio kraštus, tada maloniai ištempsit ir klubus, ir šlaunų priekinę dalį, ir nugarą. Kojas ridenasi į vieną pusę, galva sukasi į priešingą pusę. Kojas į vieną pusę, o galva į priešingą pusę. Ir taip savo šiek tiek atsipalaiduokit. Su iškvėpimu į vieną pusę, įkvepiam per viduriuką, iškvepiam į kitą šoną, paridenam. Dar 20 sekundžių atsikvėpkit, nes kitas pratimas nebus labai lengvas, bus visai toksai sunkokas, intensyvus ganėtinai, bet galėsit pasirinkti, jeigu ką, kažkokį kitą variantą, kuris jums bus patrauklesnis. 5 paskutinės 4, 3, 2, 1 ir grįžtam per vidurį, kojas vėl susilenkiam per kelius ir dabar jau kulnai arčiau jūsų. Ištiesim dešinio koją per kelį ir laikysim jau aukštai, rankos bus ant žemės šalia sėdmenų. Kelsim dubenį nuo žemės, laikysim pakeltą ir dabar su dešinio koja darysim plačius mosus. Traukiam ją žemyn, atitraukinėjam į šoną link dešinės pusės ir grįžtam per vidurį. Tai ta dešinė koja daro labai didelį ratą. Tai kas norit sunkiau, darot tą ratą, lengvesniai padėti, kelsim dubenį į viršų, tiesiog kojas siekiam lubas ir nuleidžiam žemyn. Iškvepiam, keliam, įkvepiam, nuleidžiam. Tai pasirinkam savo variantą. Važiuojam. Net jūs rodo tą lengvesnį variantą, kai jūsų koja yra tiesi ir kilnoja dubenį į viršų. Sunkesnį variantą primenu, kad darysit ratus. Leisit tiesią koją žemyn ir platų darysit ratą. Vienu ir kitu atveju, nesvarbu, kurį pasirinko daryti pratimą, jūsų klubai ir dubuo turi likti visai stabilus ir nekristi į dešinę pusę. Tai jeigu dėtumėm lazdą ant dubens, dubuo turėtų išlikti vienodai padėti ir neturėtų kristi į tą dešinį šoną. Jeigu galit, palikite tą dešinę koją tokią tiesesnę, tą, kuri ištiesta, ne? Į lubas, toks dar gaunasi pasyvus tempimas, aktyvus tiksliau, tempimas jūsų šlaunies galiniai daliai. Tačiau jeigu labai dreba, prisilenkit koją ir tikrai nepersistenkit. Iškvepiam, keliam, įkvepiam, leidžiam. 10 paskutinių sekundžių. Dirba kairės kojas sėdmo, dešinės kojas šlaunies galinė dalis tempiasi. Ir viskas. Nusileidžiam žemyn, keičiam. Dešinė koja lieka ant žemės, kairė tiesi, rankos ant žemės. Keliam dubenį į viršų, tai vėl lengvesniam variantą kilnojam dubenį, o sunkesniam sukam vėl ratą. Nepamirškit nuo žemyn ir tik tada į šoną koją, gerai? Važiuojam. Kas darot ratus, tiesa koja, dubenį stengiamės palikti visai stabilų. Nevartom klubų ir dubens į šonus. Kas kilnoja dubenį tiesa koja į viršų, bandom kelį palikti tiesų ir žiūrim, kad klubo aukštis būtų vienodas, kad nenukristų dubuo į vieną ar į kitą šoną. Dirba dešinės kojas sėdmuo, šlaunies galinė dalis šiek tiek kartu prisijungia prie viso veiksmo. Na, o tempiasi kairės koja šlaunies galinė dalis, jeigu pilnai bandot ištiesti koją. Iškvepiam, keliam, įkvepiam, leidžiam. Labai nebedaug liko ir tada prasitempsim šlaunis ir šiek tiek čia pailisinsim jas. 10 paskutinių sekundžių. 5 paskutinės 4, 3, 2,
Viena, nuleidžiam dubenį žemyn, apsikabinkit dabar savo dešinę koją, kairę koją, kas galite ištesiam, jeigu kam labai nepatogu, susilenkit ir ištesiam savo dešinę koją. Per tą laiką, kol laikom koją tiesą, pasukam su pėdą tokį platų ir didelį ratą. Tai duodam dešinį koją tokį tempimą per bluzą, per šlaunų visą galinę dalį ir pasukit ratuką. Kairė koja gali būti tiesi, jeigu matot labai nepatogus yra tempimas, ją susilenkit per kelį. Turite galinę šlaunies dalį, dešinės kojas, ties bluzda, kadangi pėdą sukot ratą, pakeiskit rato kryptį. 10 sekundžių liko, pakvepuojam giliai ramiai per tą laiką. 5, 4, 3, 2, 1 ir pakeičiam kojas, apsikabinam kairę koją prie krūtinės, prisitraukiam, apsikabinam ir vėl pasukam ratu. Su kairė pėda maksimalų ratą. Pabandykit pajaus, kaip ta pėda juda, kaip tempiasi vienas šonas kraštas bluzdos, kitas kraštas bluzdos. Tokią pilną amplitudę, kad visa ta koja jaustųsi išsitempusi ir paskui atlaisvėjusi. Keičiam rato kryptį. Į kitą pusę ratą sukam. Paskutinės 5, 4, 3, 2, 1 ir šaunuoliai. Nusileidžiam kojas žemyn ir pasisuksim ant šono, nesvarbu, ant kurio šono busit, pradėsim nuo vieno šono. Jūsų keliai bus sulenkti, rankomis atsisuksim su krūtinė, kad jinai tiesiai žiūrėtų į jūsų kilimėlį. Darysim atsispaudimą, leisime su nosim, pasieksim žemę ir pasikelsim į viršų. Tai lengvesnis variantas, kai jūsų dubuo yra padėtas ant žemės. Kas galit sunkiau, atkeliam dubenį į viršų, liekam pasviriant rankų, darom atsispaudimą ir grįžtam atgal. Duodam šiek tiek krūtiniai darbą. Startuojam, gerai? Leidžiamės ir grįžtam atgal. Leidžiamės ir grįžtam. Ir jūs gal paprašysim likti ant kilimėlio, kad neišeitų iš kadro visai. Ir tada leidžiamės ir grįžtam. Aha. Tai jūsų krūtinė, kuo labiau stengiamės, kad išliktų visą laiką stabilioj padėtyje, daugiau rankai vienai tenka krūva šitoj padėtyje atsispaudinėjant. Kas norit sunkiau, pasikelkit dubenį į viršų ir laikykit dubenį pakeltą. Žinokit, visai nebedaug liko, tačiau bus kitai pusė, tai mes nepersistengsim. Paskutinės 5, 4, 3, 2, 1. Nusileidžiam pilnai ant to paties šono, nieko nekeičiam, atsigulam pilnai ant to paties šono. Abidvi jūsų kojas tiesios, tik apatinė šiek tiek labiau į priekį patraukta, kad laikytumėt pusiausvyrą labiau. Viršutinė ranka priešais krūtinę ir su viršutinė koja bandom pasiekti savo alkūnę, viršutinę ir sukam didelį ratą. Bandom tiesią koją. Siekiam alkūnę ir keliaujam ratu. Dubuo niekur nesizubuoja, į šonus ir lieka stabilus. Važiuojam gerai ratukai. Traukiam koją į priekį, keliam ją aukštyn į viršų. Dabar įsivaizduojam, kad už nugaros čia pas jumis yra siena ir nori tos sienos nestumdyti. Tai jeigu būtų siena, va šitoje vietoje jinai išliktų visą laiką dubuo stabilus ir tiesus. Koja kiek įmanoma tiesesnė, gerai, tai bandom traukti prie alkūnės ir tada keliant į viršų ten turi būti beprotiškai sunku šiaip. Jeigu bandot ir siekti ir kelt, nu tikrai sėdmens šone raumenis ten turi suktis ir jausti, kad jie dirba smarkiai visai. Tai duodam, čia vidurinis toks sėdmuo, sėdmens raumuo dirba, bet čia visi klubo tokie rotatoriai įsijungia į darbą, nėra tokie stiprus raumenis, tai tikrai nėra labai lengva, bet dar padarom paskutinės 10 sekundžių. Penkios paskutinės 4, 3, 2, 1. Sulenkiam abu kelius prie krūtinės, tam pačiam šone pasiliekam, nieko nekeičiam, apatinę ranką po galva, viršutinę ranką atveriam už nugaros, bandom stebėti savo delną, priguldom alkūnę petį ant žemės ir pakvepuojam. Giliai įkvepiam pilvą ir giliai iškvepiam. Ištempiam viršutinės rankos, krūtinės raumenis, pečių juostą. Gilus ramus įkvepimas ir iškvepimas. Jeigu neišeina išguldyti, viskas yra tvarkoje, kiek jums leidžia, tiek ir pasisukit. Neplėšintis turi būti jausmas ganėtinai malonus. Dar porą gilių ramių įkvėpimų ir iškvėpimų. 3, 2, 1 ir šaunuoliai. Dabar jau pasisukam ant kito šono. Jūsų keliai bus sulenkti, krūtinė žiūri į kilimėlį ir lengvesniam variante darom su padėtu dubeniu, darom atsispaudimus, sunkesniam su pakeltu, gerai. Ir vėl važiuojam lygiai taip pat. Atsispaudžiam ir grįžtam atgal. Nepamirškit, kas nori sunkiau, pakeliam dubenį į viršų ir laikom jį pakeltą. Tai vienai rankai tenka daugiau krūvio
užtat mes ir apkeitėm pusės, ar ne, tam, kad duotume tą rotaciją į kitą pusę. Kartais yra šiaip tiesiog sunku pasisukti vieną pusę labiau negu į kitą, tai yra normalu, tačiau reikėtų normalizuoti, kad abiem pusėm būtų vienodas pasisukimas. Tai dažnai mes būna sukamės į vieną pusę, viską darom per vieną pusę, užtat reikia duoti tokios simetrijos šiaip kūnai. Paskutinės 15 sekundžių. Krūtinės raumenis toksai dažnai atrodo, dėl to mes kuprinamės, kad jis yra kažkoks įsitempęs, lyg čia darytumėm labai daug atsispaudimų per dieną, bet dažniausiai jis būna toksai silpnas ir neturi pilnos amplitudės. Šaunuoliai, keičiam pratimą, sulenkiam kojas, tiksliau ištiesiam kojas, atsiprašau, apatinę ranką po galva, apatinę koją šiek tiek į priekį, o viršutinę koją tiesa, sukam ratą, bandom siekti savo viršutinę alkūnę ir darom platų ratą, keliauja koja atgal. Maksimali amplitudė koja keliauja ratu. Apatinė koja šiek tiek į priekį pastumta, kad jūs laikytumėt lygsvarą labiau. Jinai tokia tiesi, 5 laipsnių kampu priekyje. Statom koją pirmyn, darom ratą. Dubuo vėl stabilus, stengiamės, kad nugara niekur nejudėtų. Jinai lieka visiškai stabiliai. Įsivaizduojam, kad turim sieną už nugaros ir ten norim tos sienos nenustumti. Na ir kiek įmanoma tiesesnė koja. Gerai, Nerijus turbūt patvirtins, kad sėdmuo ir sėdmens šonas viršutinės kojos tikrai dirba nemažai ir yra reikalų visai kelti viršų nuo alkūnės. Visų pirma, yra reikalų pasiekti alkūnę, o tada dar kelti viršų, tai jau visai toks dvigubas variantas. Tai duodam savo šiek tiek viduriniam sėdmens raumenukui ir visiems klubo rotatoriam darbą. Nebedaug liko, žinokit, jau paskutiniai ratai, neskubėkit, lėtai, ramiai, paskutinės bus 10 sekundžių. 5, 4, 3, 2, 1 ir susilenkit abi dvi kojas prie krūtinės, apatinė ranka lieka po galva, atveriam viršutinę ranką už nugaros, bandom išguldyti petį alkūnę delną ant žemės ir palaikom. Išsitempiam savo viršutinės rankos, krūtinės raumenis ir pečių juostą. Čia vėl stengiamės ramiai, giliai pakvepuoti. Įkvepiam giliai ir iškvepiam. Kiek leidžia, tiek yra normalu, kad ta ranka nepasideda, jeigu nepasideda, nereikia jos bandyti plėšti, tiesiog pajausti, kad tempiasi krūtinės raumuo, kad yra tempimas ties pečiu ir jį palaikom. Dar porą įkvėpimų gilių, iškvėpimų. Grąžinam ranką atgal, na ir keliausime link pilvo preso dalies. Taigi pradėsime pilvo preso dalį. Ko mums reikės? Mums reikės paprastos gertuvės, pusė litro, 1,5 litro ar paprasto vandens buteliuko. Nėra tikrai svarbu. Gerai. Ir pirmiausiai atsigulkime ant nugaros. Atsigulam ant nugaros, pasimsime gertuvę, kojos sulenktos per kelius, rankose laikysime gertuvę. Abiejose smakrą išlaikysime į save, aktyvinsime kartu ir priekinius kaklo raumenis. Žvilgsnį laikysime į lubas, nesistengsim siekti kelių, kilsim į viršų, atkyla apatiniai menčių kampai, leisim į žemyn. Pasiruošėm ir pradedam. Su iškvėpimu kylu, su įkvėpimu leidžiuosi. Kokį darbą padaro gertuvė, tai jinai yra mums kaip papildomas svarelis, papildomas svoris. Daugiau turi įsidarbinti pilvo raumenys, kartu krūtinės raumenys šiek tiek lengvai aktyvuojasi, kad išlaikyti gertuvę. Ir kilnojamis. Jeigu jaučiat, kad labai nepatogu, labai įsitempia kaklas, vieną ranką dėkit ties už galvos. Kas užsidėjo ties vieną ranką už galvos, tai pasakysiu, kada pakeisti pusės, kas darote. Su 2 rankom, tai ir tęsime, kas darė su viena ranka, pakeičia kitą ranką. Žvilgsnį laikom į lubas, stengiuosi vis tiek, kad atkiltų apatiniai menčių kampai. Ir smakrą laikau į save įtrauktą, lyg laikyčiau tarp krūtinkaulio ar smakro teniso kamuoliuką. Įsivaizduokit. Kad nebūtų taip, jo kyla galva, o paskui tik kyla viršutinė dalis. Kiekvieną kartą iškvėpinėju. Ir paskutinį kartą pabaigsime, stabdom. Gerai.
Dabar sekantis mūsų pratimas. Kojos sulenktos per kelius. Smakrą laikysime į save. Ir dabar kylu į viršų, perduodu gertuvę per koją, per kitą koją. Ir šitaip vis keičiu per vieną, per kitą. Pasiruošiam. Žvilgsnis į lubas, vėlgi suaktyvinti priekiniai kaklo raumenys. Kylam, leidžiamės. Kylu, leidžiuosi. Darom. Jeigu jaučiat irgi, kad labai nepatogu kaklas įsitempia per stipriai, tai vieną ranką dedamės už galvos. Iš vienos pusės pabandau lyg bandyčiau perduoti, bet neperduodat. Perimam į kitą ranką. Iš kitos pusės. Ir šitaip vis keičiu, žvilgsnį laikau į lubas, visada viena koja lieka padėta ant žemės ir rankas vis keitinėkim, jeigu dedatys ranką, reikia užsidėti jums už galvos, dar kol kas tęsėme pratimą, lieka mums 15 sekundžių. Neskubėkite, visi savo tempu darome. Lieka nedaug laiko, 5 sekundės ir stabdysime. Gerai. Taip. Dabar šiek tiek atpalaiduoti kaklą. Tai pasukite galvą į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną, į kitą pusę. Kartu prijunkite iškvėpimą. Kai pasukat galvą į vieną pusę, grįžtat įkvepiat. Kas dar nedaro, pradėkim. Dešimt sekundžių. Ir stabdysime. Gerai. O dabar norėčiau, kad gertuvę rankas pakelsite į viršų, kojas pakelsite į viršų ir su ranka spaudžiate priešingos pusės kelią, koją spaudžiate į kelią, kelią spaudžiate į koją, priešinga ranka, priešinga koja leidžiasi gertuvė, sukuria papildomą svorį. Pasiruošiam, jeigu per sunku su gertuvė, darom be gertuvės, jeigu per sunku tiesia koją, koją dedam sulenktą. Pasiruošiam ir pradedam. Spaudimą visą laiką nepamirštam išlaikyti, juosmuo priglaustas prie kilimėlio, negali ties juosmeniu atsirasti jokio tarpelio. Turiu visada jausti kontaktą juosmens su grindimi. Norite sunkiau, kai ištiesite, galite dar šiek tiek užlaikyti. Ištiesėte, iškvėpėt, grąžinat, įkvėpėt. Tęsiam. Pakeičiam, tai dabar kitą koją, spaudžia kitą ranką. Visada kojos spaudimas šiek tiek akcentuokit, kad stipresnis, taip labiau suaktyvinsim apatinius pilvo raumenis. Pradedam. Jausmuo glaudžiasi prie kilimėlio ir tiesiu priešingą ranką, priešingą koją. Nepamirštate kvėpuoti, norite sunkiau, primenu, kai nuleidom ranką koją, šiek tiek užlaikome keletą sekundžių. Jei jaučiate per sunku koją, primenu, leidžiasi sulenkta, tada bus daug lengviau. Lieka dar 15 mums sekundžių, jau labai nedaug. Nepamirštat, kad koja spaudžia į ranką visą laiką. Paskutinį kartą pabaikime.
ir stabdysime. Gerai? Taip. Ir dabar gertuvę pasidėsime ties pėdomis. Padedame gertuvę ties pėdomis. Parodysiu kelis variantus. Tai šiek tiek toliau. Kojos ištiestos. Ir dabar mūsų toks pratimas. Juosmuo priglaustas prie kilimėlio. Koja. Perkelinėju per gertuvę. Kol kas vieną, paskui kitą. Jeigu jaučiat, kad juosmuo išsiriečia ir yra per sunku, tai vieną koją laikot sulenktą ir tada bus šiek tiek lengviau. Ir perkelinėjam. Pasiruošiam, pradedam. Arba tiesios kojos dar kartą kartoju, jau darykime, bet dar parodau, kas nesuprato. Arba tiesią koją perkelinėjau, įpėję išlaikau juosmenykoj, kad glaudžiasi prie kilimėlio. Arba vieną koją sulenkite ir perkelinėkite. Kol kas vieną koją, tuoj pakeisime neužilgo. Šitą rodau dabar lengvesnį variantą. Kartu čia įsijungs ir klubų lenkiamieji raumenys padirbės. Apatinės pilvo presas labiau ir pakeisime koją. Gerai, keičiame koją. Tai vėlgi arba tiesia, arba sulenkta. Rodau dabar lengvesnį variantą, kuomet viena koja sulenkta ir perkelinėjam. Tai tiek klubo lenkiamieji raumenys įsijungia, tiek pilvas, kad išlaikytų nugarą stabiliai, jog juosmuo neišsiriestų. Kuo žemiau nuleidinėjat koją irgi akcentuoju, tai irgi bus tuo sunkiau. Nepamirškite kvėpuoti. Kvėpuojam tiesiog ištisai. Kvėpavimas įkvėpinėjat per nosį, iškvėpinėjam per burną. Reikėtų stengtis į gertuvę nežiūrėti, tai prakelti šiek tiek aukštesnę amplitudę, kad tiesiog nebūt galvos užrietus. Lieka dar 3 sekundės ir stabdysime. Gerai? Ir dabar pereiname į keturpėsčią poziciją. Šiek tiek, kadangi suaktyvavom ir klubo lenkiamuosius raumenis, tai mes juos pratemsime, bet kartu pratemsime suaktyvuodami ir korpuso raumenis, pilvo presą. Tai pratimas atrodo štai taip: rankos tiesios, kojos tiesios, vieną koją statom į priekį, šitą vietą paspaudžiu žemyn, kur yra klubo lenkiamieji raumenys, užlaikau kokią 5 sekundės. Ir pakeičiu tada kitą koją, statau į priekį. Kai keičiu kojas, turi dirbti stipriau korpusas, kad neišsiriesti per nugarą. Pradėkime, kas nepradėjome. 5 sekundės užlaikiau. Pakeičiu, kai keičiu korpusas, keliu koją, korpusas įtrauktas, su koja pasispaudžiu žemyn, jaučiu, jog tempiasi klubo lenkiamieji, užlaikau kokią 5 sekundės. Maždaug mintyse suskaičiuoti ir pakeičiate. Neskubėkit, visi darome savo tempu. Nepamirštame smakro laikyti į save. Jeigu nejaučia tempimo, galite koją labiau pastumti į priekį, tą priekinę, kai perkeliat. Tada daugiau galėsime pasispausti žemyn ir atsiras didesnis tempimas. Lieka dar 15 sekundžių. Paskutinį pabaikime ir stabdome. Gerai? Ir dabar pasiimsime gertuvę. Ir mūsų užduotis bus labai paprasta. Vėlgi laikysimės nuo tiesių rankų. Ir gertuvę turime pertraukinėti per apačią. Jeigu gertuvė priešingoje pusėje stovi, paimdinėjau gertuvę iš priešingos pusės. Perkeliau ir kai būsim pasiruošę, pradedam. Nugarą tiesia,
korpų dubenį laikau kuo stabiliau, kad kuo mažiau būtų svyravimo va tokio nebūtų, nes tada iš pratimo neliks tiek daug naudos, kartu ir viršutinė krūtininė dalis įsijungia, tęsime pratimą, vis per apačią pertraukiame, iš priešingos pusės ir padedame. Smakrą laikome į save. Jeigu reikia, galime visada nusileisti, atsikvėpti kokią 5-4 sekundės ir tada vėl kylame, tęsime toliau. Bet nedarome per negaliu, jei jau jaučiat, pradeda nugarą riestis. Jeigu lengviau, galite paskui tęsti nuo kelių tą patį pratimą. Bus žymiai lengviau. Bet jei su dubeniu pasistumsim į priekį, tai pasisunkinsime. Ir stabdysime. Gerai? Taip. Ir dabar šiek tiek atsipalaiduojam, keliai plačiai, rankas ištiesiam ir giliai pakvėpuokite. Pasistengkite giliai kvėpinėti per nosį ir giliai iškvėpinėti per burną. Ir taip giliai pakvėpuojame. Padarykite kokius 5-6 gilius įkvėpimus. Pajauskite, kad visi šonkauliai išsiplėtinėja į šalis. Ir gilius iškvėpimus. Šonkauliai nusileidžia žemyn. 5 sekundės. Ir stabdysime. Gerai, o dabar jau pereisime į atsipalaidavimo dalį. Palengva atsigulkite ant nugaros, ištieskite kojas, ištieskite rankas, užmerkite akis ir visai atsipalaiduokite. Giliai įkvėpkite, pilvas išsipučia, iškvėpkite, pilvas subliūkšta. Dar kartelį giliai įkvėpkite pilvą ir iškvėpkite. Su įkvėpimu, su pakaušiu paspaudžiame į grindis, užlaikome 1, 2, 3 ir iškvepiant spaudimą atpalaiduojame. Spaudžiame pečiais į žemę, keliame krūtinę į viršų, įkvepiame 1, 2, 3 ir su iškvepimu viską atpalaiduojame. Įtempiame abidvi rankas, suspaudžiame jas į kumščius, įkvepiame 1, 2, 3 ir iškvepiame atpalaiduojame. Suspaudžiame sėdmenis vienas su kitu, įkvepiam 1, 2, 3 ir iškvepiame atpalaiduojame. Ir įtempiam abidvi kojas, traukiam pirštus į save, giliai įkvepiam, užlaikom 1, 2, 3 ir iškvepiant viską atpalaiduojam. Na ir viską bandom sujungti, tai spaudžiam su pakaušiu į grindis, spaudžiam pečiais į žemę, įtempiam rankas, suspaudžiam į kumščius, įtempiam pilvą, sėdmenis, abidvi kojas, veido mimikos raumenis, palaikome įtempą visam kūne, užlaikome 3, 2, 1 ir iškvepiant viską atpalaiduojame. Dar kartelį giliai įkvepiame ir giliai iškvepiame. Su kiekvienu iškvepimu visas kūnas vis labiau ir labiau atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja rankos, kaklas, pečiai, kojos, nugara, veido mimikos raumenis. Visas kūnas nugrimsta ir paskęsta į kilimėlį. Visai atsipalaidavęs, stenkitės pabūti su savo mintimis ir šiek tiek giliai ramiai pakvėpuodami tiesiog pagulėkit ir atsipalaiduokit. Pakelinkit kvėpavimą. Pajudinkit rankų pirštus. Pakumščiuokit. Kojų pirštus pajudinkit. Pajudinkit čiurnas, riešus, kelius,
alkūnės klubus, pečius, visus sąnarius. Paridenkite galvą į vieną šoną, į kitą šoną. Pasitemkit, pasiražykit, kur trūksta, kur norisi, išsitemkit. Ir palengva atmerkite akis, susilenkit kelius.